Bitcoinas suformavo lokalų gapą ir mes iki šiol jo dar neuždarėme. Taip pat Bitcoinas formuoja dar vieną mažėjančią bangą. Tai šiandien video mes pakalbėsime apie Bitcoino likvidumo, pasižiūrėsime Bitcoiną globaliai, kaip jis atrodo dabar ir palyginsime, kaip buvo prieš tai yra kaip buvo praeitame bear cikle. Taip pat mes pakalbėsime, kaip Bitcoinas atrodo lokaliai ir į ką verta atkreipti dėmesį. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintys komentarę. Prieš pradedant video noriu visus pakviesti į mūsų nemokamą Telegram grupę, kurioje jūs rasite daug naudingos informacijos apie kriptovaliutų rinką. Tai štai čia mes dalinamės įvairia informacija ir naujienom, kas yra susiję tiesiogiai su kriptovaliutų rinka ir pagal tai jūs galite susidaryti atitinkamus lūkesčius bei žinoti, ko galime tikėtis iš rinkos. Nuorodą į mūsų nemokamą grupę rasite šio video aprašyme arba galite tiesiog paieškos laukelį parašyti Arktika Kripto ir štai čia jūs pamatysite mūsų nemokamą grupę. Dabar aš esu VEX kriptovaliutų birža ir iškart noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai šitą palaikymą levelį. Čia yra kritinė riba ir jinai yra ties $75,5 tūkstančių ir iškart noriu atkreipti dėmesį, kad štai čia mes turime vieną bangą ir jeigu dabartinė banga nueis žemiau nėra mūsų levelis, užsidarys, tai yra mes gausime štai čia įsitvirtinimą, tai reiškia, kad štai čia mes suformuosime bangą žemesnę už prieš tai esančią ir mūsų trendas pasikeis. Būtent apie tai mes šiandien kalbėsime, kokia yra tikimybė pamatyti štai čia fakeoutą, surinkti likvidumą, pasižiūrėsime, kur yra mūsų gapai ir aptarsime, į kokias zonas bei levelius verta atkreipti dėmesį. Tai visų pirma noriu pradėti nuo Bitcoino likvidumo, tai štai čia mes matome grafiką, kuriame yra įsidėstęs likvidumas ir mes matome, kad yra šiek tiek likvidumo apačia, bet visas pagrindinis likvidumas pas mus yra netoli $84 tūkstančių ir būtent štai čia pas mus yra netoli gapas, prie kurio mes dar prieisime ir pakalbėsime, kur yra gap viršutinė riba ir kokia yra tikimybė surinkti šitą likvidumą bei uždaryti mūsų gapą, kuris yra suformuotas pakankamai seniai. Taip pat verta paminėti, kad likvidumas veikia tarsi magnetas ir jeigu kažkas nežinote, kas yra tas likvidumas, čia yra kitų prekiautojų nustatyti stop lossai, tai reiškia, jeigu rinka nueitų iki $84 tūkstančių, tai būtų surinkti kitų prekiautojų stop lossai ir tokiu būdu būtų surinktas likvidumas. Štai čia yra mūsų šiandienos pirmas grafikas, tai čia yra 4 valandų time frame grafikas ir mes matome, kur yra Bitcoino grafike lokalus gapas. Tai šitas lokalus gapas prasideda maždaug nuo $78,5 tūkstančių ir tęsi iki $79 tūkstančių. Tai yra laiko klausimas, kada mes jį uždarysime ir štai čia mes pratestuosime mūsų pasipriešimus, apie kuriuos mes greitai ir pakalbėsime. Jeigu mes nueisime į dienos time frame grafiką, tai mes iškart galim pastebėti, kad štai čia pas mus yra pakankamai didelis gapas ir jis yra suformuotas pakankamai seniai. Tai jo viršutinė riba yra maždaug ties $84 tūkstančių ir šitas gapas matome, kad iki šiol dar nėra uždarytas ir štai čia mes galime tikrai nueiti ir jį uždaryti bei surinkti visą likvidumą, apie kurį mes kalbėjome. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad jeigu mes gausime štai tokį scenarių, čia mes galime suformuoti divergence, tai reiškia bus trendo silpnumas ir mes tada galime tęsti korekciją. Dabar verta atkreipti dėmesį iš tai šito gapo apatinę ribą, tai yra maždaug ties $79 tūkstančiais. Jeigu mes štai čia gausime rejectą, tada mes gausime dar vieną mažėjančią bangą ir būtent kol kas mes formuojame štai tokią bangą, tai reiškia trendas bando keistis ir mūsų galimai laukia tolimesnė korekcija. Štai čia mes matome Bitcoino globalų grafiką, tai čia yra vienos savaitės time frame grafikas ir mes dabar pakalbėsime, kaip buvo praeitame cikle, kokie yra panašumai ir kur mes dabar randamės. Tai jeigu mes pasižiūrėsime į prieš tai esantį ciklą, jis yra štai čia, tai čia mes turime štai tokį double top modelį, tai reiškia mes štai čia turime pirmą bangą, čia yra antra banga ir jos yra labai panašios ir mes štai čia gavome rejectą. Taip pat verta paminėti, kad štai čia buvo savaitinis divergence'as, tai reiškia, kad buvo štai šito viso augimo silpnumas ir mes matėme korekciją. Lygiai tą patį mes turėjome ir dabar, tai čia buvo savotiškas double topas, štai čia buvo savaitinis divergence'as ir dabar mes turime korekciją. Dabar mes aptarsime štai šitą scenarių ir dabartinį scenarių ir mes jau galime iškart iš grafiko pasakyti, kad tikrai yra panašumų. Štai čia mes turėjome kylantį trendą, dabar mes turime kylantį trendą ir kai tik įvyko pramušimas, mes iškart matėme tolimesnį kritimą. Tai jeigu dabar mes pamatysime, kad štai čia bus rejectas, mums nepavyksta įsitvirtinti aukščiau 80 tūkstančių ribos, tai reiškia mūsų laukia lokali korekcija, o blogiausiu atveju bandysime pramušti štai šitą apatinę trendo liniją ir tęsti mūsų korekciją.
korekcija. Prieš tęsiant video toliau noriu priminti apie VEX kriptovaliutų biržą ir kas čia dar neturite paskyros, tai tikrai rekomenduoju ją susikurti naudodami mūsų registracijos nuorodą arba pasitikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika. Referral code žodis Arktika galite labai paprastai įrašyti štai čia, tai parašome Arktika, paspaudžiame registracijos mygtuką ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų. Tai visų pirma, jūs gausite vieną pagrindinį bonusą, tai jūs gausite lygiai po 24 valandų, kai užsiregistruosite VIP2 statusą ir tai suteiks jums mažesnius komisinius mokesčius. Kuo daugiau prekiaujate, tuo daugiau sutaupote ant komisinių mokesčių. Štai čia jūs matote, kokie bonusai jums priklauso, tai tikrai jūs galite labai lengvai pasimti štai šitus bonusus, tiesiog užsiregistruokite ir pasitikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika. Toliau mes turime Bitcoino vienos dienos time frame grafiką ir iškart noriu atkreipti dėmesį į štai šitą modulį, kuris vadinasi Rising Wedges. Mes dabar jį pramušime ir mūsų tikslas yra maždaug štai čia ir tai yra nuo $60,000 ir iki pat $63,000. Čia yra pats mūsų optimistiškas tikslas pagal šitą modulį. Taip pat verta atkreipti dėmesį į štai šitą kritinę palaikymo zoną. Kol kas mes matome, kad po pramušimo mes iškart nuėjome iki šitos zonos, jinai randasi maždaug nuo 75 ir tęsi iki $76,000. Čia noriu paminėti vieną labai svarbų dalyką, kad kol kas kritimas buvo sustabdytas būtent nuo šios zonos, bet jeigu čia bus silpnas atšokimas, galimas retestas nuo šito pasipriešinimo levelio, jis yra maždaug ties $79,500, gali būti false breakas, tai galima tikrai pasiekti šiek tiek daugiau, tai gali būti 80,000 ir jeigu štai čia mes gausime rejectą, tai reiškia mes turime dar vieną mažėjančią bangą, artėjame prie šitos palaikymo zonos ir čia pas mus didėja tikimybė ją pramušti ir keliauti link mūsų tikslo. Taip pat esu pažymėjęs šiek tiek aukščiau esantį pasipriešinimo levelį, jis yra maždaug ties $86,500, reiškia, kad jeigu mes gausime štai čia fake outą, gali būti divergences, surinksime visą likvidumą bei uždarysime mūsų gapą, tai mes galime tikrai pratestuoti štai šitą pasipriešinimo levelį ir čia gali būti lūžio taškas, kada mes pakeisime trendą, suveiks štai šitas divergences ir bet kokiu atveju tada mes keliausime į lokalią korekciją ir testuosime štai šitą palaikymo zoną. Jeigu grįžtum prie šito grafiko, tai iškart noriu pažymėti štai čia pakankamai stiprią pasipriešinimo zoną, jinai yra štai čia ir dabar mes matome, kad Bitcoinas ją testuoja ir čia yra labai stipri pasipriešinimo zona, nes visų pirma čia yra savaitinis grafikas, štai čia mes matome, kad šita zona buvo suformuota, štai čia mes matome, kad buvo pakankamai daug retestų ir atšokimų, štai čia buvo dar vienas, dabar mes ją pramušime ir testuojame iš apatinės pusės. Tai reiškia, štai šita pasipriešinimo zona dabar veikia kaip veidrodinė zona, nes prieš tai jinai buvo kaip palaikymo zona, o dabar jinai yra stipri pasipriešinimo zona ir jeigu štai čia bus rejectas, mes gausime tikrai pakankamai neblogą korekciją. Toliau mes turime štai tokį grafiką, jis yra pakankamai įdomus ir čia turime 3 panašius scenarius. Tai štai čia mes turime pasipriešinimo zoną, kiekvieną kartą mes nueiname iki šitos zonos, surinkame likvidumą ir tada mūsų laukia korekcija, kuri sudaro šiek tiek daugiau nei 30%. Na ir štai čia mes matome vėl, kad scenarius kartojasi ir dabar mes vėl surinkame štai čia likvidumą, kaip ir buvo praeitus kartus ir gavome rejectą. Tai reiškia, kad jeigu mes išeisime iš dabartinės pasipriešinimo zonos, mes galime drąsiai atkartoti prieš tai esančius scenarius. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką ir čia noriu labai trumpai pakomentuoti. Tai visų pirma, aš esu pažymėjęs štai čia, kur yra gap viršutinė riba. Tai dar kartą priminsiu, jinai yra ties $84,500 ir štai čia aš esu pažymėjęs palaikymo zonas, nuo kurių mes galime bent jau gauti minimalią reakciją. Tai yra, jeigu mes turėsime kritimą, štai čia mes galime gauti, kad bent jau bus kritimas sustabdytas ir mes galime gauti lokalų atšokimą. Jeigu lokalus atšokimas bus pakankamai silpnas ir kaina vėl grįž prie šitos zonos, tai reiškia mes ją pramušime ir keliausim prie štai šitos palaikymo zonos. Šiek tiek aš ją dabar pratęsiu, kad būtų šiek tiek aiškiau ir jinai maždaug randasi ties $65,000 riba. Čia tiesiog jūs galite savo persibrėžti, čia yra labai aiškios zonos bei leveliai ir jūs žinosite, į ką verta atkreipti dėmesį bei ko jūs galite tikėtis, jeigu mes pamatysime kritimą arba jeigu mes pamatysime augimą, nes štai čia yra pakankamai stiprus pasipriešinimo levelis. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką, jis yra pakankamai įdomus, nes mes turime 2 labai panašius scenarius, mes esame apie tai kalbėję, bet trumpai noriu pakomentuoti, kad štai čia yra bear flagas, jis štai taip atrodo, štai čia yra mūsų pirmas bear flagas,
baigiamas, dabar mes formuojame antrą bear flagą ir mes kol kas matome, kad štai čia buvo kritimo sustabdymas, mes galime bandyti išeiti iš tos zonos, jeigu mums nepavyksta, gauname rejectą, dabar artėja savaitgalis, galima kažkokia konsolidacija, tai yra šoninis judėjimas ir mes turime stebėti, į kurią pusę išeisime iš šios zonos. Dar trumpai noriu pakomentuoti į firmo grafiką, tai štai čia mes matome, kad yra palaikymo zona, jinai yra štai čia, aš jums ją pažymiu ir jinai randasi maždaug nuo $2090 ir tęsi iki $2110. Taip pat mes turime štai čia pasipriešinimo levelį, kuris yra ties $2160 ir aš noriu pasakyti, kad štai čia, jeigu mums nepavyksta grįžti ir atgauti štai šitą ribą, šitą levelį ir įsitvirtinti, reiškia, mes gausime rejectą, bus štai čia kainos spaudimas ir mes bandysime pramušti štai šitą palaikymo zoną. Na ir tada, kai Bitcoino grafike mes pamatysime tolimesnį kritimą ir eisime link štai šitos palaikymo zonos, kuri yra žemiau nei $2000 riba. Į firmo grafikas yra labai panašus į Bitcoino ir iš tiesų jis juda paskui Bitcoiną, tai mums užtenka to, kad stebėti Bitcoino grafiką galite savo nusibrėžti visas zonas, apie kurias kalbėjome ir žiūrėti reakciją bei stebėti, į kokią pusę išeisime iš dabartinės zonos. Kaip ir minėjau, artėja savaitgalis, volatilumas gali būti šiek tiek mažesnis ir aš rekomenduoju prekiauti tik lokalius etapus, tai reiškia, jūs įsijungite mažesnį time frame grafiką, pagaunate judėjimą ir pasiemate savo profitą. Tikiuosi video gausiai naudingas, nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintys komentarium.